Pavasario margutis. Vieną dieną miško nykštukas Juokutis surado keistą kiaušinį. Jis buvo visas išmargintas įvairiausiomis spalvomis ir atrodė daug didesnis už įprastus kiaušinius. Gražuolis pupsojo patogiai samanose, lyg jau seniai būtų čia įsitaisęs. Juokutis šiek tiek išsigando savo radinio, bet neilgai trukus įsidrąsino ir švelniai paėmė jį į rankas. Lengvai papurtė, po to pridėjo prie ausies, gal išgirs ten ką? Ir išgirdo, balsas iš kiaušinio vidaus jam tarė: atsargiai, saugok mane, manyje slypi visa gyvybė, miško, pievų, oro, vandenų ir žemės. Kas mane bandys sudaužyti, tas prapuls. Ir dar pridūrė: geriau paslėpk mane. Juokutis vos žado neteko. Čia ne juokai tokį lobį paslėpti, bet ilgėliau pamastęs padarė, kaip buvo pasakyta. Nutarė paslėpti senos lapės oloje. Nuėjęs iki olos, susitarė su lape, kad jis saugotų kiaušinį. Jei kils pavojus, iškart kviesti jį. Jokių būdų jo neliesk, nes prapulsi, išeidamas įspėjo senąją nykštukas. Lapė patikino, kad saugos kiaušinį kaip savo akį. Taip ir darė. Tačiau žinote, kaip su tais pažadais būna. Dieną keitė naktis, naktį diena. Labai šalti orai pasitaikė ir joks grobis lapei neužklydo. O bjaurus alkis taip pilvą graužė, kad stauk norėjos. Tad vis dažniau lapės snukis pradėjo krypti kiaušinio pusėn. Juk galėčiau iš tokio didelio kiaušinio puotą visai savaitei pasidaryti. Tokios mintis jai įkyriai nedavė ramybės. Ne, Juokutis liepė jokių būdų neliesti, stabdė į save. O gal, jei trupinėlį paragausiu, net nepastebės. Ir giliai sutemus, pasiėmus akmenuką, pradėjo daužti kiaušinį. Daužė, kol kiaušinukas įskilo. O kai įskilo, pro kiaušinio tarpelį įsiveržė akinantis šviesos spindulys. Kiaušinis atsivėrė pusiau, o iš jo, it iš gausybės rago visa gyvybė. Paukščiai, drugiai, kiškiai, stirnos, spalvotų žiedų kilimų nuskriejo miško gelmėn. Netrukus visą mišką apgaubė tyla, lyg nieko nebūtų buvę. Iš kiaušinio teliko tuščia vieta ir lapė kažkur dingo. Po to išaušo rytas. Juokutis tokio gražaus dar nebuvo matęs. Saulė švietė ypatingai skaisčiai, visas miškas žaliavo neregėta žaluma ir pievos nusispalvino margiausiais žiedais, o paukščių čiulbesio negalėjai atsiklausyti. Juokutis grožėdamasis pagalvojo, kad kažkas čia ne taip. Eisiu ir pažiūrėsiu, ar kiaušiniui viskas gerai. Nusprendė jis ir nuėjo link senosios lapės olos. O nuėjęs, kiaušinio nerado, tik zuikį vietoje lapės. Ką tu čia veiki? Kur kiaušinis, kur lapė? Išsigandęs paklausė zuikučio Juokutis. Juokuti, čia aš, lapė. Kažkodėl virtau zuikiu. Nepaklausiau tavęs ir kiaušinį praskėliau. Ir nykštukas suprato, kad kiaušinyje pavasaris gyveno, o lapė kiaušinį sudaužius jį paleido. Pasaką parašė ir skaitė Loreta Girdzijauskienė.